Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė spalio mėnesiui Skorpionas. Pasižiūrėkime, kas gi laukia Skorpionų. Tai yra bendra taro prognozė. Tikrai netiks visiems. Bet galbūt kažkam tai tiks ir patiks. Jeigu nesate prisijungę į mano YouTube kanalą, kviečiu jungtis, būtų tikrai labai malonu. Ir dabar žiūrime, kokios gi energijos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Kokios gi energijos? Vis dėlto, manyčiau, tas dalykas yra, kad spalio mėnesį Skorpionai galbūt iš tikrųjų realiai jausis pavargę. Nieko nenori, neturi energijų. Tiesiog žmonės, kurie, kaip sakant, rankos nuleistos, nežinau ką daryti, pavargau. Tai va būtent šitos situacijos jos gali būti ir būtent spalio mėnesį, kad, žinot, kaip kažkokie įvykiai būna, kad va vėl kažkas atsitiko ir nežinau ką daryti ir, žinot, kaip sakoma, viskas griūna, viskas byra, prie ko prisiliečiu, viskas lūžta. Visos naujienos žinios kažkokios tai nenormalios ir nežinau. Žodžiu, spalio mėnesį tokios energijos gali ir būti, kad kažkokios naujienos, kurių tikėjotės, kad va jau kažkas tai viskas vyksta gerai, arba jos neteina, arba netokie rezultatai, kokių tikėjomės. Žodžiu, žmogus, galima sakyti, pavargęs. Pavargęs ir tas jau net nemato realiai, kas palei nosį pakišta, nes jau, nemato, suprantat. Nes dėl to, kad jis taip pavargęs, jau viskas atsibodo, nežinau ką daryti, viskas, žodžiu, eina velniop ir viskas. Tai toksai iš tikrųjų žmogus išsekęs. Ir be abejo, tos situacijos gali būti ir tokios, suprantat, kad kažkokios naujienos, kažkokie įvykiai, kad tikrai nepadeda energetiškai, kaip sakant, Skorpionai. Ta prasme, va dar kažkas tai atsitiko, ir vėl kažkas tai. Dabar savijauta, bet vis dėlto, kaip bebūtų Skorpionai pavargę, bet jie tiki, kad ta nauja pradžia bus. Jie tiki, kad kažkas materialaus, kažkas tai realaus, kas gali būti užčiuopiama, vyksta arba greitų laikų vyks. Vadinasi, vis dėlto Skorpionai bent jau jie yra optimistai. Tai bent jau šitas dalykas yra gerai, kad jie vis dėlto, jų savijauta, kad jau kažkas galbūt užčiuopiama. Jau. Finansai, va būtent finansuose, materialiam pasaulyje, vis dėlto Skorpionai gyvena kažkokiom tai svajonėmis truputėlį. Va būtent ir yra tas dalykas, kad apie finansus mes čia apie materialų pasaulį mes nešnekam, mes šnekam apie jausmus. Tai yra tas dalykas, kad žmogus tiesiog svajoja. Jisai gyvena savo svajonėmis, jisai gyvena savo iliuzijų pasaulyje, galbūt daug šneka, daug planuoja, kitus netgi įkvepia savo idėjomis, savo planais, taip, bet tas ir lieka tik taip. Realiai nieko nėra. Ta prasme, šičia tik ir lieka tik žodžiai, tik tai emocijos, bet realiai, kad kažką galėtumėm užčiuopti kažkokį rezultatą, šito dalyko nėra. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, va būtent Skorpionai tempia sunkią naštą. Iš tikrųjų, ar jie patys susikrovė yra kažkokių tai tiesiog ta našta, tai galbūt kažkokius tai problemas kitų. Tiesiog patys tau įsikrovė savo norų, rūpinasi visais ir, žodžiu, jokios pagalbos iš kitų žmonių neprašo, viską patys daro. Galbūt tai net ne savo noro, galbūt Skorpionas turi tempti tą naštą visų, ir vaikai, ir šuo, ir vyras, ir uošvienė, ir darbas, ir namai, ir žodžiu, jeigu taip ir toliau, Skorpionas tuoj nugrius. Jisai realiai neturi, jau fiziškai jisai yra pavargęs. Iš tikrųjų, šitoj situacijoje galbūt reikėtų suprasti Skorpionam, kad galbūt reikia pasidalinti.
Nereikia tempti vienam visko ant pečių. Galbūt reikėtų pasidalinti kažkokiais tai dalykais su artimaisiais. Vaikai gali padėti, sutuoktinis gali padėti, žmona gali padėti. Tiesiog kažkokios tai pareigos, kažkokios atsakomybės tiesiog galima pasidalinti. Taip? Nes tikrai, jeigu ne, tai tuo skorpionas ir nepaeis. Be abejo, būtent skorpionai tai ir yra, kad jie patys užsidega kaip degtuvai, kažką padeda, bet paskiau pradeda ir paskiau nedabaigia. Nes perdega, suprantate, tai va čia ir finansuose yra, tai galbūt šitas dalykas yra, galbūt kažkam tai kažko yra per daug prižadėta, kažkokie įsipareigojimai priimti ir dar kažkas tai ir gaunas, kad jisai pats savo galbūt problemų prisikūrė. Dabar darbas. Darbe vis dėlto darbe iš tikrųjų skorpionai turėtų jaustis gerai. Reikia pasikliauti savo intuiciją. Būtent galbūt reikalinga ta jėga. Ta mūsų ta jėga, kad aš padarysiu, aš pradėsiu, aš daeisiu iki galo. Suprantate, ta mūsų vidinė jėga, mūsų tikslai. Ne tos svajonės, kad aš tik prisisvajojau ir viskas, suprantat. Ir nieko realiai nedarau. O šičia darbe galbūt ir yra, aš pradėjau, aš dabaigsiu ir, žodžiu, būtent pasikliauju savo intuiciją ir einu į priekį. Nes iš tikrųjų galimybės yra geros, darbe tiesiog ta jėga yra, suprantat. Bet be abejo, čia žmogus turi turėti, galima sakyti, sielos valią, savo būtent stiprybė tai yra valia, kad ir yra sunku, aš pradėjau, bet aš dabaigsiu. Aš kažko tai nemoku, nesuprantu, aš sėdėsiu tol, kol viską suprasiu ir padarysiu. Suprantat, šitas tai yra mūsų ta vidinė jėga, bet mūsų ta dvasinė valia ir ta fizinė tokia, kad aš turiu tai padaryti. O ne taip, kad aš kažkas tai pirmos kliūtis ir aš pabėgu. Ne. Staigmena ir naujiena. Būtent yra kažkokia tai nauja mintis, kažkoks tai naujas dalykas yra, galbūt idėja kažkokia tai nauja. Ta staigmena, kad kažkas tai pasiūlymas, kažkas tai. Vis dėlto tai yra susiję ar tai su mama, ar tai su žmona. Tai yra moteris, kuri rūpinasi. Būtent ta staigmena ir naujiena tai gali būti susijusi vis dėlto su ta moterimi. Moteris, kuri rūpinasi. Ir žiūrėkit, vis dėlto kažkoks tai, galbūt tikėtasi, tikitės, kad kažkoks tai sėkmingas gyvenimo periodas prasidės, bet vis dėlto yra kažkokie uždaryti keliai, kažkokios tai baimės, kažkas tai stabdo. Vis dėlto ta sėkmė, jinai kaip galbūt kažkokiu tai būdu tikėjotės, kad jinai atsisuks ar kažkoks sėkmingas gyvenimo periodas ateis. Bet vis dėlto, žinot, iš tikrųjų tai stabdo baimės galbūt daugiau. Galbūt kažkokia nauja idėja yra iš to žmogaus, iš tos moters, bet būtent skorpionam yra baisu priimti kažkokius sprendimus, nes būtent baimės baugina kažkokie nauji pasikeitimai, kažkas tai naujo ir kaip čia bus ir visa kita. Dabar pažiūrėkim, į ką atkreipti dėmesį turi skorpionai spalio mėnesį. Žiūrėkit, vis dėlto tas stabilumas, kuris vis dėlto buvo. Šeimyninis galbūt stabilumas, darbinis stabilumas. Būtent tai yra susijęs su imperatoriumi. Imperatorius tai sutuoktinis, imperatorius tai tėtis, imperatorius tai darbdavys ar dar kažkas, žmogus, kuris valdo imperą. Taip, tiesiog. Ir būtent, be abejo, tai žmogus griežtas, kuriam turi visi paklusti, nes jisai yra imperatorius. Ir vis dėlto tai yra arba kaip užburtas ratas, vis dėlto, kad tas pats per tą patį kartojasi ir jokių pasikeitimų nėra,
arba vis dėlto kažkokiam gyvenimo įvykiui atėjo pabaiga. Ir be abejo, tai turėtų būti kažkokia tai nauja pradžia. Nes vis dėlto tai gali būti vienatvė dviese, arba tas žmogus nutolsta, arba jum patiem reikia elgtis išmintingai ir nutolti galbūt iš šitos situacijos, pabaigti šitą situaciją. Ir be abejo, tai būtų jūsų pergalingas žingsnis, kuriuo nebus visi patenkinti. Bet tai bus kažkokie sprendimai priimti jūsų naudai ir tikrai jums bus tiesiog pergalė. Tai va būtent atkreipkite dėmesį, galbūt reikia kažką pabaigti, galbūt kažkas, tai va būtent, kad per daug tempiate, taip, galbūt netgi sutuoktinio naštą užsikrovę. Ir galbūt reikia nutolti arba tiesiog išeiti kažkuriam tai laikui va iš šitos situacijos. Nes va būtent ir yra galbūt ta staigmena ir naujiena, va būtent, kad vis dėlto jūs esate mama, žmona ir vaikų mama. Ir ta mintis, kad vis dėlto galbūt reikia pasirūpinti savimi ir savo vaikais. Daugiau negu galbūt kažkaip tai sutuoktiniu. Be abejo, bet pasakau, va čia tos svajonės, visa kita, bet vis dėlto. Kaip bebūtų, kas vyksta spalio mėnesį, jeigu elgsitės išmintingai, suprasite situaciją išmintingai, elgsitės išmintingai, tai bus jūsų pergalė. Tai va galbūt ir sakau, reikia kažkokį tai gyvenimo įvykį pabaigti, kažką tai pabaigti, nes jūs esat per daug užsikrovę, galbūt reikia pasidalinti kažkokiais savo gyvenimo įvykiais. Ir va būtent ta staigmena, tai ir yra staigmena ir naujiena. Va būtent galbūt ir yra ta staigmena ir naujiena, kad kažkokia nauja mintis, kažkokia nauja idėja, bet dar čia tik tai galvoje sukasi, va būtent iš tos moters, arba jūs esate ta moteris, suprantat. Ir vis dėlto galbūt tai yra kažkoks tai naujas planas, taip galima sakyti, kad kažką tai keisti savo gyvenime, kad kažkas turi pasibaigti ir ta pabaiga bus kažkokia nauja jūsų gyvenimo pradžia, kažkoks naujas gyvenimo etapas. Be abejo, mes visą laiką turime, jeigu norim, kad mūsų gyvenime kažkas tai keistųsi, kažkas tai ateitų nauja į mūsų gyvenimą, kažkokios naujos energijos, nauji įvykiai, mes turime kažką tai pabaigti. Pabaigti tai, kas mums trukdo. Kažką tai paleisti turime. Nes jeigu mes ant tos pačios savo situacijos gyvenimiškos krausime dar kažką tai naujo ir nieko nepaleisime, be abejo, tai yra per sunku, tai nerealu, suprantat. Užtat ir gaunas paskui tempiam sunkią naštą, nes bijodami kažką tai paleisti ar tai prarasti, nes atrodo mums iš tikrųjų ten labai brangu, dar kažko tai dasikrauname. Bet iš tikrųjų geriausias kartais gyvenime variantas, kada atėjo pabaiga, tiesiog viskas pabaiga. Aš paleidžiu ir pradedu kažkokį gyvenimo periodą iš naujo ir netempiu praeities naštos, netempiu visko, suprantat. Tai va, toksai Skorpionų spalio mėnesis. Ačiū, kad buvote. Sėkmės ir iki.